Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat. Vis dar tebesijaučiu užkimus, bet vis tiek jums pasakysiu, kuo nudžiugins mus rytojus. Įsirinkit, kaip jūs mėgstat kokią kortą. Va, ir sakau po vieną. Tai yra skeptrų pažas. Jaunas, gražus, energingas pilietis, atnešantis jums naujų žinių ir naujų idėjų. Gal jūs ko nors pradžiugins jūsų vaikas. O gal jūs sužinosit, ką nors malonaus, gal jums pakėlė algą. O gal jūs gausit žinią apie tai, kad atpigo jūsų kokie nors lėktuvo bilietai. Tai, kas surišta su judėjimu, kas surišta su veiksmu, kas surišta su energingais visokiais dalykais, tai rytoj jums tokia nauja diena ateina. Jūs pastebėsit naujų galimybių, jūs džiugins smulkios detalės. Kitaip sakant, bus linksma, jūs turėsite energijos. Gal jūs kokių nors ten grandiozinių darbų ir nenuveiksit. Bet visa diena bus tokia linksmutė, tokia naujoviška. Tokių daug naujų detalių, jūs tai džiugins, jūs tai linksmins ir tai jums teiks įkvėpimo ir energijos. Tai vyriausioji žinia. Tai rytoj jūs apsižiūrėsit, kad turit stiprią intuiciją, kad galit skaityti mintis, kad jaučiat vibracijas, kad žinot paslaptis. Beje, jeigu turit paslapčių, tai patys turit paslapčių. Tai slėpkit jas giliau, nes rytoj jos turės savybę atsiskleisti. Bet greičiausiai tai jums niekiek nepakenks, jūs tiesiog stebėkit viską aplinkui ir laiminkit visą tai, ką jūs pamatysit ir palaiminsit, ypač tokius dalykus, kurie jums patinka, kurių jūs norėtumėt, kurie jūs įkvepia ir tada jų rinksis dar daugiau. Pavyzdžiui, pamatot kokią labai prabangią mašiną ir patyliukais ją palaiminkit. Neužilgo šitą mašiną jūs įsigysit. Arba naujausią iPhone'ą. Matot reklamoj, kad jis jau yra ir palaiminat telefonėlį, aš tave laiminu. Žinoma, jeigu jūs norit jo. Jeigu jums geras ir senas, tai jūs vis tiek galit palaiminti tą naują. Jūs pasijausit turintys galių. Jūs turit tų galių, bet kol jūs jom nesinaudojat, tai kam jos reikalingos? Tai įjunkit rytoj savo galias. Stebėkit savo intuiciją, žiūrėkit, kaip viskas įdomiai vyksta aplinkui, taip netikėtai, spalvingai. Daug pasakiau jau. Gerai, tai jūs nudžiugins. O, ir čia labai tokia stipri korta. Ir vėl apie jūsų galias. Vėl ne vėl, toji buvo apie galias, dabar jau trečioji korta čia ypatinga jėga. Tai ypatinga jėga, ypatinga išmintis. Kai jūs galit prijaukinti tokį didžiulį žvėrį be jokio vargo. Jis tiesiog ėda iš jūsų delno. Jis tiesiog jūsų draugas, jūsų sargas. Ir visi kiti dalykai taip pat paklūsta jūsų šitai tyliai, švelniai, bet galingai jėgai. Jums rytoj atdaros visos durys. Jūs žinot, kur pigiausi patiekalai. Jūs žinot, kur
Nu, kur visi geriausi dalykai ir visi šviesaforai jums dega žaliai ir jūs jaučiate tą jėgą savyje, būtinai pastebėkit, bet jūs jos netaškot be reikalo. Jūs tikrai nepulsit rėkaut, nepulsit muštis ar laužyt kokių daiktų. Jūs ramiai naudositės savo šitą galingą jėgą ir tai jums patiks. Dvejetas skeptrų. Nu va, jūs jau kaip ir jau viską suplanavot ir žinot, kur jums reikia eiti. Bet dar sustojat tarp durį, suprantat, kad dar gal kažką tai dar turit. Ar tai apgalvot, ar tai pasiimt, ar tai dar kažkam paskambint. Na, jūs dar rytoj nepajudėsit į tą vietą, kur jūs norėjot. Nes jūs manot, kad dar ne viskas paruošta, kad dar ne viską jūs apgalvojot, kad dar jūs ne viską nusipirkot. Gal jūs jau norit, atidaryti verslą. Ir suprantat, kad dar reiktų nusipirkti kokį nors papildomą kasos aparatą. Aš čia tai banaliai. Bet iš esmės tai gera energinga korta. Vis tiek yra svarbu dar apgalvot kažką prieš žengiant didelius žingsnius. Nebijokit, jūs tuos žingsnius tikrai žengsit, bet galbūt ne rytoj. Pailsėsit dar vieną dieną. Gal jūs tiesiog ėjot jau pro duris ir nutarėt, šiandien dar neisiu, dar pailsėsiu. Apsižiūrit, kad jūs dar turit laiko. Gerai.